Atsidarome savo failus. Piešim merginą. Šiandien piešim. Tai, nori piešti merginą, sakai. Mergina, va matome, štai jinai žiūri kažkur į tolį. Meniška mergina. Matome, jos veidas tikrai rimtas, todėl stengiamės padaryti veidą rimtą. Galite šiek tiek leisti savo rankai paklaidžioti. Tas markeris šūdinas neveikia. Na štai koks veidas mūsų rimtas. Matome ten kažkur eina jos tiesus plaukai. Tai ir užkrenta šiek tiek plaukų ir iš kairės pusės. Kur aš buvau? Labai išraiškingas kaklas, tikrai graži nosis, nenorime sugadinti jos, ar ne? Štai piešiame nosis, abi dvi šnervės, kažkur žvelgiančios į tolį, tiesiog žiūri į tolį, ar ne? Štai kokios gražios akys. Be abejo, lūpas reikia piešti tikrai išraiškingas, šiek tiek šešėlio niekam dar nepakenkia. Gal jinai naktį nemiegoja. Leiskite savo tiesiog fantazuoti. O ką? O kodėlgi ne? Štai. O gal vis dėlto šitą merginą piešti, aš dabar galvoju. Pasiemame geltoną spalvą ir tiesiog vis tiek šiek tiek spalvos tikrai dar nepakenkia niekam. Tai galbūt kokia sruoga, galbūt netgi sruoga ir per vidurį einanti, ar ne? Kodėlgi ne? Šešėlio plaukuose, padarykime tą šešėlį. Ir tas žvilgsnis, jisai turi būti kažkur jisai rodo, ar ne? Tai būtent parodykime kryptį to žvilgsnio, nes tai tikrai išraiškingas žvilgsnis.